Sveiki visi. Ačiū Julijai už kvietimą, už pristatymą. Aš Justinas, vykdau su autorių teise susijusių klausimų tyrimus Vilniaus universitete. Konkrečiai domiuosi, kaip įvairios naujos technologijos paveikia egzistuojančią autorių teisių sistemą. Šiandien noriu pasidalinti tam tikrais pastebėjimais sukaupta informacija apie dirbtinio intelekto ir autorių teisės klausimus. Konkrečiai tai pristatysiu, kalbėsiu apie dvi stambes sritis. Tai yra pirma, kaip galima būtų vertinti su dirbtiniu intelektu pasitelkiant dirbtinį intelektą sukurtus kūrinius. Ar tai yra kūriniai autorių teisės prasme, ar jie saugomi? Jeigu taip, tai kam priklauso teisės jos? Ir antra tada, kokie gali būti su autorių teisės susiję, su dirbtiniu intelektu susiję autorių teisės pažeidimai. Tai pradėkime. Pradedame nuo pirmojo klausimo. Tai klausimo apie originalumą ir kūrinių apsaugą, taip pat ir autorystę. Jie yra be abejo persipynę, juos galima atsakyti vienu kartu. Ir man labai naudingas pratimas yra tiesiog išvardinti visus galimus teisių turėtojus ir eliminacijos tvarka atsirinkti, kuris iš jų galėtų turėti teisės kažkokias į kūrinį, jeigu apskritai galėtų turėti. Tai pradedant nuo pat pirmojo, ar pats dirbtinis intelektas kažkokias teises galėtų turėti? Ir atsakymas, žinoma, turbūt yra, kad ne. Taip bent jau nurodo daugelio valstybių įstatymai, tai yra, tarkim, mūsų autorių teisių įstatymas numato, kad autorium gali būti tik fizinis asmuo, kuris sukuria kūrinį, tai buitinė kalba tik tai žmogus galėtų būti laikomas autorium. Jeigu kitų valstybių įstatymai to tiesiogiai nenumato, tai labai dažnai tai tiesiog išplaukia tokia pati nuostata iš bendros reguliavimo sistemos, kartais tai teismų praktikoje tiesiogiai pasakoma. Galiu netgi pavyzdį pateikti. Matote tą ketvirtąją nuotrauką, ten yra beždžioniukas, Narutas. Amerikoje kilo tokia byla, kai fotografas miške, džiunglėse paliko savo fotoaparatą ir beždžioniukas jį pagriebęs pasidarė selfie tiesiog savo. Na ir kilo ginčas, kam priklauso teisės į tą nuotrauką, ar Narutui, ar tam fotomenininkui. Na, žinoma, pats menininkas teigia, kad jis turėtų būti laikomas autorium, kad jisai sąmoningai paliko ten tą fotoaparatą, numatė, kad beždžioniukas galėtų pasimti, padaryti nuotrauką. Tuo metu PETA, kuri atstovavo beždžioniuko interesus, teigia, kad ne, beždžioniukas turėtų būti autorius. Na, ginčas baigėsi ten taikos sutartimi, bet tiek, kiek jis vyko, galėjom iš teismo pasisakymų suprasti, kad tikrai tik tai fiziniai asmenys žmonės gali būti autoriais, tai tą pačią logiką galim pritaikyti dirbtiniam intelektui. Žinoma, tai nėra kažkoks teisinis subjektas, kuris gali turėti teises, kuris gali įgyvendinti teises, taip kaip ir gyvūnai. Bent jau šiuo metu toks būtų supratimas apie jų teisinį subjektiškumą. Gyvūnai net negali teisių turėti. Mūsų teisinės sistemos prasme jie gali būti net sulyginami su daiktais. Tiesiog žmonės gali turėti teises ir jų teisės gali būti apribotos gyvūnų atžvilgiu, taip kaip jie gali elgtis su tais gyvūnais, taip negalima kankinti, kažkaip žiauriai elgtis ir taip toliau. Žmonės neturi tokios teisės. Tad
pritaikant šią logiką, iš karto eliminuojant dirbtinį intelektą, aišku, negali turėti jokių teisių, nei kūrėjas yra dirbtinis intelektas, nei gali kažkokias teisės turėti ir įgyvendinti. Antras variantas – įmonė, kuri teikia dirbtinio intelekto įrankius. Ar tarkim OpenAI, kurie suteikia ChatGPT įrankį, ar jie galėtų būti laikomi autoriais, įmonė autorė, turėti kažkokias teises, ar jiems tos teisės turėtų pereiti, kai, tarkim, vartotojas pasinaudoja ChatGPT ir sugeneruoja tam tikrą kūrinį. Čia atsakymas taip pat, ko gero, būtų ne. Kodėl? Nes jinai neturi jokios kūrybinės kontrolės tam galutiniam rezultatui, kuris yra sukuriamas pasinaudojant dirbtinį intelektą. Tai yra, nors ta įmonė gali numatyti, kad kažkokie kūriniai bus sukurti, ar vaizdai sugeneruoti, ar tekstas kažkoks sukurtas, bet jie negali žinoti konkrečiai niekuomet, kas bus sukurta pasinaudojant dirbtinį intelektą. Nėra jokio kūrybinio ryšio, kūrybinės kontrolės, kuri šiaip yra būtina siekiant gauti kažkokias autorių teises, kaip pirminiam subjektui, kaip autoriai. Tam, kad atsirastų teisės, reikia, kad kūrinys būtų originalus, jis turi būti kažkaip išreikštas objektyviai, tai yra užrašytas, kažkaip nufilmuotas, atliktas kaip nors. Na, ir iš šitų sąlygų taip pat išplaukia, kad turi būti kažkoks ryšys, ypač aiškinant originalumo sąlygą, tarp autoriaus ir kūrinio. Tai yra Europoje bent jau laikoma, kad tam, kad autorių teisė atsirastų, reikia, kad kūrinys būtų autorės asmenybės išraiška. Turi būti gilus asmeninis kažkoks ryšys tarp kūrinio ir autorius. Tai čia žinoma įmonė, kur tiesiog teikia įrankius kažkokius tolimesnei kūrybai, neturės jokio tokio panašaus ryšio ir nesvarbu, tarkim, ką ta įmonė nusimatytų savo paslaugų teikimo sąlygose. Jeigu įstatymas tiesiog nesuteikia tų teisų, tai nesvarbu, kaip jau toliau apsirašo, kad mes gal nenorim kažkam perleisti tų teisų ir mes pasiėmėm tas teisės, tiesiog jūs jų ir pirmoje vietoje neturėjo, tai įmonė neturėjo pirmoje vietoje tų teisų. Tai labai lengvai galime ir čia atmesti šitą variantą. Dirbtinis intelektas aiškiai ne, apskritai negali teisų turėti, įmonė ne, negali, nelaikoma autorė, aišku. Trečias variantas, ar galėtų būti autoriai tų kūrinių, kurie buvo naudojami apmokymui dirbtinio intelekto, būtų laikomi autoriais jau tų išvestinių kūrinių, kurie bus sukurti pasitelkiant dirbtinį intelektą. Buvo tokių pasiūlymų, pavyzdžiui, Prancūzijai buvo teiktas toks įstatymo projektas, buvo siūlyta nustatyti, kad teises į tos išvestinius kūrinius turėtų autoriai tų kūrinių, kurie buvo naudoti apmokyti dirbtinį intelektą. Tai liko tik projektu, nesulaukė pakankamo palaikymo, bet tokia idėja buvo. Aišku, jinai ir mano požiūriu, ir aiškinant sistemiškai dabartinį reguliavimą, nebūtų itin pagrįsta, nes vėlgi, nors tie pradiniai autoriai, pradinių kūrinių, kurie naudojami apmokymui, turi ryšį su savo pačių kūriniais, jie neturi jokio ryšio su tais išvestiniais. Jie apskritai negali numatyti, kad kažkas bus papildomas sukurta, pasinaudojant jų kūrinius. Būtų labai radikalu teikti, kad
pirminių kūrinių autoriai būtų ir tų išvestinių kūrinių autoriai. Čia būtų tas pats, lyg sulygintume vertimo, vertėjų autoriais, vertimo autoriais vadintume pirminių tekstų, pirminių originalo kalbos autorius. Tarkim, kai išverčiamos iš vienos kalbos į kitą, tai įprastai juk teigiame, kad vertėjai turi autorystę į savo vertimą. Jie neturi autorystės pirminiam tekstui, bet ką jau jie nuveikia su tuo tekstu, kaip išverčia tą tekstą, tai jau yra jų originalus darbas. Tačiau yra labai panašu. Tie autoriai, kurie sukuria savo originalius pirminius kūrinius, aišku, kad turi jos teises. Ir jie gali, tarkim, ir uždrausti, kad kažkas būtų naudojami. Kažkaip būtų naudojami tie pirminiai kūriniai, kad būtų išvestiniai kažkokie kūriniai kūriniai iš jų pasitelkiant, ypač jeigu tai nulemia atgaminimą tų pirminių kūrinių. Bet jie negali savęs laikyti tų išvestinių kūrinių autorius, net jeigu buvo pasitelkti jų kūriniai pirminiai, kurie, aišku, yra saugomi. Tad lieka, eliminavus visus 3 variantus, paskutinis atvejis. Tai ar asmuo, kuris teikia nurodymus dirbtiniam intelektui, kuris promptus įveda, ar jis gali būti, ar ji gali būti autoriumi? Atsakymas, aišku, gali priklausyti nuo daugelio aplinkybių, apie kurias toliau užsiminsiu. Kaip ir minėjau, tam, kad atsirastų apskritai autorių teisių apsauga, reikia 2 sąlygų išpildyti. Tai pirma, kūrinys turi būti originalus ir jis kažkaip išreikštas. Tai neturi būti tiesiog idėja galvoje kažkieno, nors ir, tarkim, būtų sumąstytas puikios knygos siužetas, bet jeigu jisai neaprašytas tiksliai, tekstas neparuoštas, tai ta idėja tik ir liks tokia ir nebus saugoma autorių teisės, turi būti objektyvi išraiška. Na ir žinoma, jinai turi būti originali. Tai negali būti tiesiog kito kūrinio kopija. Aišku, kad kopijos nebūtų ginamos autorių teisės, nes nebūtų laikomos originaliomis. Tas pats, ta pati sistema būtų taikoma ir dirbtinio intelekto kūriniams. Tai yra, mes turėtume įvertinti visas šitas sąlygas. Aišku, kad kai dirbtinis intelektas sugeneruoja kažkokį kūrinį, tai bus visada objektyvu. Ar paveiksliuką matysime, ar muzikos įrašas, ar tekstas. Tuo metu, kai kalbame apie originalumą, tikrai gali iškilti daug klausimų. Nes pirmiausia, tai yra žmogaus kūrybinės veiklos rezultatas. Tad vertintume jau to asmens, kuris teikia užsakymą, pavadinkime, dirbtiniam intelektui kūrybinės pastangas. Ar tas įvestas tekstas, užsakymas dirbtiniam intelektui ir galbūt dar kažkoks papildomas vėlesnis darbas, kurį atliktų su sugeneruotu kūriniu, jau atspindėtų asmenybę to asmens. Ar tai būtų intelektinės veiklos kažkokia išraiška? Pamatuoti pakankamai būtų sudėtinga. Labai grubiai ir tradiciškai kūrybinį procesą galima suskirstyti ir žinoma, jis visai kitaip gali pasireikšti, bet tradiciškai pasiruošimą, tada įvykdymą, tarkim, idėja sumąstoma, tada ta idėja įvykdoma, sukuriamas kūrinys ir dar gal kažkur šiek tiek redaguojamas, ar iš esmės redaguojamas. Į 3 fazes galima išskirti. Ir tradiciškai, bent jau autorių teisei, buvo laikoma, kad tam, kad būtų suteikiamos teisės, reikėtų būtinai, kad ne tik būtų idėja sugalvota, bet ir kad pats įgyvendinimas būtų atliktas to paties asmens autorius. Kartais, aišku, vykdymą ir redagavimą galima kartu į vieną fazę sujungti.
Galiu duoti pavyzdį. Jeigu, tarkim, sumanoma kažkokia idėja, kad ir abstrakti, ar tarkim, paruošamos priemonės kūrybai, bet patį vykdymą atlieka kitas asmuo. Tarkim, užsakymas koks nors yra, skulptūrą sukurti ar nutapyti ką nors, tai niekuomet neteiksime, kad tas asmuo, kuris kažkokią idėją turėjo ir kurią pasufleravo jau tam skulptoriai, bus autorius to galutinio produkto. Tai tiesiog yra užsakovas. Dėl to įprastai ir teigiama, kad pats vykdymas turi būti atliktas autorius. Nesutinku, atsiprašau. Labai daug menininkų eina pas amatininkus ir kurie įgyvendina jų idėją. Ir jie yra kūrinio autoriai, lieka kūrinio autoriai. Labai dėkoju pastabą. Čia buvo tradicinis supratimas, kurį aš pakomentavau, bet jis... Tada tapybos kūrinį galim paimti, nežinau, viduramžiai, tarkim, ne, romantizmas. Yra kūrinio autorius, gerai žinomas, bet yra, visą laiką buvo taip, kad yra profesionalai, kurie tapo tam tikrą dalyką, tarkim, debesis. Yra profesionalus debesų tapytojas, bet jis ateina, nutapo, bet vardas lieka to kito garsaus menininko, kurio buvo idėja. Tai visada buvo. Tai tas debesų tapytojas netampa kūrinio autoriumi. Čia jau apie tradicinę dailę, aš kaip suprantu. Tokį labai grubų pavyzdį, kai tarkim tiesiog ateina užsakovas, prašau, noriu to ir to, kad ir labai trumpai, grubiai apibūdina ir tada atneša pagamintą produktą, tai niekuomet, aišku, nesakysim, kad užsakovas, kuris tiesiog atėjo ir labai trumpai apibūdino to, ko reikia. Bet čia apie autorių teisės tada net nereikia šnekėti. Reikia šnekėti. Aišku, kad tas produktas galutinis bus ginamas autorių teisės. Bet šita diskusija ir tai, ką jūs minite, nėra kažkaip nauja, bet ji dabar vėl yra aktuali, kadangi vėl turime tai, kad asmuo, kuris pasinaudoja dirbtiniu intelektu, sukuria idėją, tarkim, sakykim, ir tada atneša tą idėją užsakymą dirbtiniam intelektui, tai jis niekuomet nedalyvauja vykdymo procese, jau dirbtinis intelektas sukuria tą produktą kažkokį. Ir dėl to būtent ir gali būti kvestionuojamas įsitraukimas į tą kūrybos procesą, bet tai nėra šitas klausimas ir kritika kažkokia labai nauja. Tarkim, kai atsirado technologija ir jūs užsiminėt apie panašus atvejus, bet kai atsirado fotografijos, buvo sakyta, kad štai visą tą jau idėjos įgyvendinimą, vykdymą atlieka ne žmogus, o tiesiog, mašina, fotoaparatas. Žmogus tik dalyvauja tam planavimo, idėjos etape, o jau tuomet patį tą vykdymo procesą tik tai mašina atlieka ir tai buvo legitimus keliami argumentai 19 amžiui, kodėl nereikėtų fotografijams suteikti autorių už fotografiją, kodėl galėtų fotografijos būti saugomas autorių teisės. Bet, kai atsirado pirmosios bylos jau su to susijusios, ir akademiniai veikalai, buvo priimta visai kitokia pozicija. Čia matome Oscaro Wilde nuotrauka. Jinai buvo padaryta Napoleono Sarony. Ir kilo ginčas, ar tikrai šita nuotrauka turėtų būti saugoma autorių teisės. Nes vėl, ką padarė Sarony, taigi jisai užfiksavo šitą visą vaizdą. Priešingai negu, tarkim, anksčiau vertinant tapytojus, kurie tiesiogiai jau įsitraukdavo ir vykdymo procesą. Šitoje byloje, aišku, buvo atkreiptas dėmesys, kad, nesvarbu, kad
mašina, fotoaparatas, kaip ir formaliai tik ir vienas ir dalyvauja tam vykdymo procese. Nes kūrybinė kontrolė visiškai priklauso nuo žmogaus. Tai šiuo atveju Napoleonas parinko apšvietimą. Nusakė pozą, kurią turėtų sėdėti Oskaras Wildas. Užuolaidas parinko fone, pasirinko kampą, kurio fotografuos. Visa tai suteikia jam pakankamą kūrybinę kontrolę bendram kūrybiniam procesui, dėl kurio, aišku, kad buvo teisės priskirtos būtent Napoleonui kaip autoriui. Ir fotografijos gali būti saugomos. Kitas aspektas ir labai arti to, ką jūs minėjote, yra tai, kad nebūtina iš tiesų dalyvauti jau labai arti vykdymo proceso, jeigu nusakoma pakankamai, kaip jisai turėtų vykti. Čia buvo kitas atvejis susijęs su Titaniko dokumentika. Byla šita kilo dėl to, jog režisierius teigia, kad jis yra autorius sukurtos produkcijos. Tuo metu jam buvo atsakyta, kad ne jūs stovėt už kameros ir dėl to jums nepriklauso teisės į konkrečias fotografijas ir užfiksuotą medžiagą. Bet bylos metu buvo išaiškinta, kad nesvarbu, jog ne pats režisierius nufilmavo tą visą medžiagą. Užteko to, kad jisai pakankamą kontrolę įgyvendino kūrybiniam procesui. Tai kaip ir su tapybos darbais. Jeigu būtų pakankama kontrolė, tai žinoma, tada autorius būtų tas asmuo, kuris ją ir įgyvendino. Šituo konkrečiu atveju vėlgi buvo nustatytas filmavimo kampas, parinktas apšvietimas, aišku, apšvietimo po vandeniu nėra, taip viskas parūpinta. Pats objektas filmuojamas parinktas. Iš esmės, operatoriui neliko nieko ką daryti, tik tai nuspausti mygtuką. Tad jis taip pat galėtų būti vos nesulygintas su beveik pačia mašina, fotoaparatu. Šitą visą grąžinant į buvusią diskusiją, aišku, kad tada jau galime paneigti, kad jeigu dalyvavimo vykdyme nėra, tai tuomet jau automatiškai reiškia, kad jokios teisės negali kilti ir apskritai autorystės nėra. Ne. Jeigu yra pakankama kontrolė įgyvendinama per idėjų fazę, o ir vėliau ir prisidedama, tarkim, ir redagavimo metu, kas itin aktualu jau konkrečiai kalbant apie dirbtinį intelektą, tarkim, sugeneruoja kažkokį kūrinį pagal pateiktą nurodymą, bet vėliau dar galima pateikti papildomus nurodymus, kaip tas kūrinys galėtų būti kažkaip pakeičiamas, tobulinamas, galbūt kiti įrankiai dar pasimami koreguoti tą produktą. Tai tuomet, jeigu matysime tokią pakankamą kontrolę, vis tiek galėsime teigti, kad tas asmo, kuris pateikė tą užsakymą, gali būti autoriu. Pavyzdžiui, pateiksiu iš Kinijos šiek tiek praktikos. Aišku, kad jinai nenulems to, kaip, tarkim, aiškinsim Lietuvoje, ar net kaip JAV būtų išaiškinta, bet suteikia tam tikrą trendą, kurio vadovaujantis tikriausiai pasiremtų ir mūsų teismai. Ir čia buvo, tarkim, situacija susijusi su nuotraukos generavimu,
Pavasario vėjas atneša švelnumą. Autorius Lee sukūrė pasinaudodamas dirbtiniu intelektu. Tai buvo pateikta užklausa, jinai buvo labai detali. Buvo nurodyta, ko tikrai nenorėtų, kad būtų sugeneruojama, kokias detalės reikia atmesti, taip pat ir kokių norėtų. Vėliau, kai jau buvo sugeneruotas vaizdas, jis buvo atmestas, liepta pergeneruoti su kažkokiam detalėm. Vėliau vėl tas procesas pakartotas, buvo tobulinama daugybę kartų, po ko buvo galiausiai pripažinta, kad kai jau kilo ginčas dėl to, ar toks objektas galėtų būti saugomas, to ginčo metu buvo pripažinta, kad vis dėlto tai galėtų. Bet tai yra labai retas atvejis. Ir dar liekant šiek tiek su Kinija, buvo prieita ir visai kitokių išvadų. Kai sugeneruotas štai toks paveiksliukas, ten matote kokia įvestis suteikta, tai pakankamai paprasta. Ir buvo išaiškinta, kad ne, žmogaus indėlis buvo minimalus. Nepakankamai prisidėta, nepakankamai kūrybinės kontrolės buvo. Be to, kai dirbtinis intelektas generuoja kūrinius, labai nenuspėjamas yra rezultatas. Turi būti bent kažkiek sumažinta galimų variantų imtis. Turi būti aiškiai kryptis tos kūrybos. Jeigu tai yra labai atsitiktinis kažkoks sukurtas kūrinys, nepriklausantis nuo įvesties labai smarkiai, nuo to asmens, kuris pateikė užsakymą, tai labai sunku tada ir kūrybinę kontrolę žvelgti, aišku. Ir dar labai svarbu, kad jau įrodinėjant, jeigu kiltų tokių ginčas dėl autorystės, tai reikėtų išsaugoti kažkokius duomenis apie tai, kaip vyko tas kūrybinis procesas. Reiktų pateikti tekstą užsakymo, įvesties, kaip toliau vyko užfiksuoti, ar dar kažkokie papildomi pakeitimai vyko, ar tarkim, kai dirbtinis intelektas sugeneravo tą paveiksliuką, ar dar su Photoshopu buvo dirbti ir panašiai. Ir tik iš bendro paveikslo galėsim tada jau nustatyti, ar buvo pakankamai kūrybinės kontrolės ar ne. Pavyzdžiui, jau grįžtant prie vakarų pasaulio, JAV pakankamai neseniai taip pat atvejis buvo štai toks, sukurtas toks kūrinys, dėl kurio aplikuota registre JAV, siekiant gauti registraciją. Tiesa, čia pakankamai unikalus toks yra atvejis, JAV registruoja kartais kūrinius, kai pasirinkama tai daryti Lietuvoje, tarkim, nereikia niekur nueiti, užsiregistruoti kokiam tam patentų biure. Autorystė ir apskritai autorių teisių apsauga atsiranda nuo sukūrimo momentų. Kai kūrinys išreiškiamas, jis originalus, viskas. Teisės yra, galima jomis pasinaudoti, eiti, su kuo nors bylinėtis ir taip toliau. JAV, norint papildomai užsitikrinti, turėti įrodymus autorystės, galima nueiti registre užsiregistruoti. Na ir buvo tai bandoma šituo atveju. Na ir buvo pasakyta, kad ne, dėja, negali toks objektas būti saugomas autorių teisių. Žmogaus kūrybinis indėlis minimalus. Tai vėlgi buvo vertinta įvestis, bendras rezultatas ir tiesa, čia dar šiek tiek dirbti su Photoshopu, jau turim tą dirbtinį intelektą kažkokį vaizdą sugeneruoti, bet ir to nepakako. Kartais būna, kad galima labai aiškiai atskirti, kur yra žmogaus indėlis, kuri dalis galutiniam produkte, kūrinyje būna žmogaus kūrybos rezultatas, o kuri yra dirbtinio intelekto.
Pavyzdžiui, čia buvo toks komiksas bandytas vėlgi užregistruoti, Zarya of the Dawn. Tekstas buvo autorės, žmogaus, o visi vaizdai jau dirbtinio intelekto buvo. Ir registras, Copyright Office, pasakė ne. Mes bendro tokio kūrinio tikrai nenorim registruoti. Galim nebent suteikti apsaugą, nesuteikti apsaugą, bet užregistruoti, kad būtų tiesiog liudijimas dėl autorystės tekstų ir tekstų išdėstymų. Bet jau paveiksliukai, kadangi labai, juos galima nesunkiai atskirti nuo bendro kūrinio, nebus saugomi mūsų nuomonė. Tai JAV kryptis dabar yra bent jau tokia, kai galima atriboti, kur yra žmogaus kūrybos rezultatas, kur dirbtinio intelekto rezultatas, atribokime. Akademijoje, tai ne tik JAV, bet ir Europoje, kadangi dar labai daug bylų nėra, tai dar kol kas tik tai akademiniu formatu apie tai daugiausia kalbama, kai kur rodžiau Kinijos bylas, taip pat rodo bendrą tokią tendenciją. Tendencija yra, kad galima būtų kūrinį bendrą laikyti kūrinio autorių teisų prasme, neskirstyti kažkokias dalis. Nebent tai labai aiškiai galima būtų padaryti. Labai dar svarbu, kalbant apie tai, užsiminti, kad autorių teisų apsauga nepriklauso nuo kažkokių estetinių detalių ar kūrinio vertės ar apskritai kažkokio to kūrinio meninio vertinimo. Tai tiek blogas kažkoks kūrinys, tiek geras, kad ir ką tai reikštų, gali būti saugomi. Tai yra pakankamai subjektyvus vertinimas. Bet to, kas jį atliktų, jeigu, tarkim, kiltų ginčas ar atneštų teisėjų ir reikėtų jam nuspręsti, kuris kūrinys yra geras, o kuris netoks geras ir nuo to priklausytų apsauga. Tai nors dažnai vadiname dirbtinio intelekto produkciją šlamštu, kartais AI slop net yra išplitęs terminas. Ypač tos masinės gamybos produkcija, tai savaime nenuneigtų to, kad kartais apsauga galėtų atsirasti, jeigu vis dėlto yra kūrybinės kontrolės pakankamai. Čia tam iliustraciją įdėjau, kai skulptūros autorius pats vėliau šiek tiek gailėjosi ir sakė, kad ne taip nesisekė, kaip norėjo realistiškai pavaizduoti vieną tikrą figūrą. Bet gavosi rezultatas, kuris jo paties teigimu šiek tiek gąsdino, tad pats vertinimas to kūrinio, jisai neturi įtakos teisiniam vertinimui ir apsaugos atsiradimui. Kitas dalykas tai, kad nėra visiškai pilnai galima numatyti, koks rezultatas laukia kūrybos proceso pabaigoje. Kad ir čia nustebino šiek tiek autorių. Tai irgi nenuneigia apsaugos atsiradimo galimybės. Pritaikant šitą mintį dirbtinio intelekto naudojimui, tai, kad negalime pilnai numatyti būtent ką sugeneruos dirbtinis intelektas, labai detaliai visas detalės ir kažkoks irgi dirbtinio intelekto indėlis būna, pavadinkime kūrybinis, į bendrą procesą. Tai irgi neturėtų savaime paneigti, kad apsauga atsirastų. Na, čia dar trumpa byla
Trumpai pristatysiu dar vieną bylą, JAV pakankamai neseniai vykusi tiesiog dėl autorystės. Čia jau konkrečiai buvo ginčijamasi dėl to, ar pats dirbtinis intelektas gali būti laikomas autorium ar ne. Ir aišku, JAV pasakė tą pačią poziciją, kurią jau minėjau. Ne, tik žmogus gali būti kūrėjas. Dirbtinis intelektas, the creativity machine, negali būti kūrėjų. Tik tai apie žmogaus kūrybą galima kalbėti. Ir jinai priklausytų nuo kūrybinės kontrolės. Kuo kūrybinės kontrolės daugiau, tuo labiau tikėtina, kad su dirbtiniu intelektu sukurti kūriniai galėtų būti saugomi. Kuo mažiau, tuo tikimybė mažesnė. Tiesa, gali būti ir taip, kad tarkim tos įmonės, kuris prisideda suteikdamos įrankius, tai yra suteikdamos dirbtinio intelekto sistemas naudojimui, gali būti, kad irgi labai yra intymiai įsitraukusios į kūrybinį procesą. Pavyzdžiui, kito Rembrandto projekte buvo bandoma sugeneruoti, ką galėtų sukurti Rembrandtas, jeigu būtų gyvas ir galėtų toliau kurti. Na ir prieita prie tokių rezultatų. Ir ten kolektyvas, kuris kūrė tą dirbtinio intelekto įrankį, dirbo labai glaudžiai su asmenim, kurie apmokė tą dirbtinį intelektą ir asmenim, kurie teikia nuorodas, kaip reikėtų sugeneruoti naują paveikslą Rembrandto. Ir čia tas kolektyvas, ar galim ir įmonę šitos skaidrės prasme pavadinti, irgi įgyvendino tam tikrą kūrybinę kontrolę. Jie numatė rezultatą, kurio tikisi, tai yra nebuvo begalinė kažkokia imtis galimų rezultatų. Tikėjosi, kad būtent sukurs kitą Rembrandto kūrinį. Ir dėl to jos įsitraukimo, to kolektyvų įsitraukimo, galėtume kalbėti ir apie tam tikrą jų galimybę būti laikomis autoriais. Tačiau bendru atveju tai žinoma ne. Nes, kaip ir minėjau, dažniausiai nebus jokio kūrybinio ryšio, kūrybinės kontrolės tarp pačios įmonės ir galutinio produkto. Atsiprašau, ar nėra taip, kad nurodydami savo sutikimą naudotis tais įrankiais mes išduodam jiems ne autorystės, bet galimybę už mus spręsti. Kai mes sutinkame su sąlygomis naudojimo, tai yra nurodyti, kad jų tas įsitraukimas yra didelis, dėl to jie patys yra turėtojais. Gal tada reikėtų atskirti pačią autorystę ir tada teisų kelionę jau, kaip pačios teisės galėtų keliauti, kaip galėtų būti perleistos. Tai žinoma, kad tas įmonė ar kolektyvas, ar kad ir kas tai būtų, kas teikia tus įrankius, tai nebūtų autoriais beveik jokiu atveju, nebent būtų ta kūrybinė kontrolė vis tiek. Bet sudaryta paslaugų tam teikimo sutartis, tarkim, kad galima būtų naudotis dirbtinio intelekto įrankiu. Ir tenai galėtų būti numatyta sąlyga, kad, tarkim, leidžiama tą įmonei pasinaudoti to sugeneruotų produktų. Taip, tada taip. Bet tai būtų laikoma leidimu, kurį suteikia asmuo, kuris sugeneruoja tą kūrinį, kuris pateikia užklausą įvesti. Dažniausiai, tiesą pasakius, tai tokios įmonės nėra linkusios kažkaip prisimti tokių teisių. Netgi mėgsta atsiriboti, sakyti, kad mes nesusiję, nes bijo atsakomybės ir tiesiog leisti naudoti tam asmenį.
Tai rezumuojant šitą pirmąją dalį, labiausiai tikėtina, kad teises turėtų ir autorium būtų laikomas asmuo, kuris pateikia užklausą, pateikia įvestį, bet tam reikėtų kažkaip parodyti kūrybinę pakankamą kontrolę. Jeigu ta įvestis yra sukurk man namą, nupaišyk man saulytę ar vaikišką kėdutę su želės tekstūra, neužteks. Nepakankama kūrybinė kontrolė, nepakankamas kūrybinis indėlis, net nebūtų laikoma originalių kažkokių objektų dėl tų pačių priežasčių. Nėra pakankamo žmogaus įsitraukimo. Jeigu toks įsitraukimas būtų, galimybė būtų kalbėti ir apie teisų atsiradimą, teisų turėjimą. Tam asmeniui, kuris suteikia uždavinį kažkokį dirbtiniam intelektui. Taip. Jeigu realybėje įgyvendinti kažkokią kėdutę su želės tekstūra, tada kiek jums atrodo, kad susidaryti galima Taip. jeigu fiziškai įstatyti? Taip, tada taip. Tada, nes tai aišku, tam procese kūrybos įgyvendinime nedalyvauja dirbtinis intelektas, tai klausimo nebelieka. Tada jau labai aišku, kad konkreti išraiška, žmogaus indėlis labai aiškus, fiziškas sukurtas objektas kažkoks. Tai taip, tada labai lengva kalbėti apie kažkokias autorių teises. Ir greičiausiai būtų toks objektas saugomas. Jeigu nedalyvauja, nėra kažkaip įtrauktas dirbtinis intelektas. Na, kad jau apie autorystę prakalbau, vis pastebima, kad asmenys, kurie naudojasi dirbtiniu intelektu, nėra linkę atskleisti to ir dažnai tiesiog, net jeigu nebūtų saugomas kažkoks objektas, dėl mano minėtų priežasčių, nebūtų saugomas dirbtinio intelekto sugeneruotas kūrinys, nes tiesiog nebuvo pakankamai kūrybinio įsitraukimo kažkokio žmogaus. Nepaisant to vis tiek vadina save autoriais, autorių teisės prasme, tai yra, kad ir teises kažkokias turi. Ar su tuo kažkaip galima būtų kovoti pasitelkiant teisinės priemonės? Šiek tiek tam padeda naujai priimtas dirbtinio intelekto aktas, Europos Sąjungai buvo priimta, kuriame nurodyta, kad kai yra naudojamos dirbtinio intelekto sistemos, kuriomis sugeneruojamas sintetinis judamo neįdomo vaizdo garso tekstinis turinys, reikia nurodyti kažkaip kompiuterio skaitomų formatu, kad sugeneruotas dirbtinai tas kūrinys. Ta turi užtikrinti pats sistemos teikėjas. Tai yra, jeigu naudotume ChatGPT, tai OpenAI turėtų kažkaip pažymėti. Tai šiek tiek galbūt padėtų susidaryti įvaizdį pirminį dėl autorystės, bet savaime labai didelės naudos nesuteiktų, nes jau aptarėm, kad net kai naudojamas dirbtinis intelektas, vis tiek kartais gali atsirasti autorių teisės, autorystė gali būti pripažįstama autorių teisės prasme. Tai yra vien tai, kad pasitelktas dirbtinis intelektas ir pažymėta, kad jis buvo panaudotas, tai savaime juk nepaneigia, kad gali būti saugomas tas kūrinys ir kad tai yra kūrinys, kad yra autorius kažkoks. Be to, kartais, kai ir nėra pažymima, kad nėra naudojamas dirbtinis intelektas, nors jis, tarkim, buvo pasitelktas labai minimaliem
veiksmam atlikti, tas galutinis objektas kažkoks, jis dar nebus pakankamai originalus, kad būtų ginamas autorių teisių. Tai atvirkštinė logika irgi galioja. Tai yra vien tai, kad nėra pažymėta, kad čia nebuvo naudotas dirbtinis intelektas, dar nereiškia, kad čia bus saugoma ir originalu. Tad nors šiek tiek eita reikiama linkme šio klausimo sprendimui, bet dabar tai dar nėra išspręsta ir tiesą pasakius, aš ir pats neturėčiau pasiūlymų, kaip tai galima būtų užtikrintai išspręsti. Ko gero, tai būtų atskirų ginčų klausimas. Tai yra, jeigu kažkas pasivadina autorium vieno ar kito kūrinio, nors neturėtų tokių savęs laikyti, neturėtų teisių ir bandytų užginčyti kito asmens kažkokius veiksmus, neva kaip pažeidžiančius autorių teises. Tai tas asmo, kuris gintųsi nuo tokių argumentų, turėtų įrodinėti, kad nėra pakankamai originalus tas kūrinys, kurio pagrindu bandoma uždrausti kažkokius veiksmus. Kad galbūt yra kažkokių įrodymų apie dirbtinio intelekto naudojimą, o tada dar papildomai įrodoma, kad atsižvelgiant į tai, kad buvo naudotas dirbtinis intelektas, neužteko kūrybinės kontrolės. Viskas susivestų į individualius atvejus.